Silvija, kitas klausimas. Pavyzdžiui, nevyksta sandoris dėl pardavėjo kalties, o jau yra sumokėtas avansas ir yra pasirašyta sutartis preliminari pirkimo pardavimo. Tai klausimas, ar tas avansas turi būti grąžinamas, ar jisai lieka pardavėjui, nors tai yra jo kaltė, kad nevyko sandoris. Nu, čia kaip pasakyt, kaip sutarty yra aprašyta. Visada reikia žiūrėti, ką pasirašo. Ta prasme, žmonės turi žiūrėti, ką pasirašo, dokumentus. Tai jeigu dėl pardavėjo kalties, tai jisai turi sumokėti ir baudą. Ne tik, kad grąžinti, bet ir baudą. Bet tai turi būti numatyta sutartyje. Tai vat, atsakiau turbūt, kad ir baudą turi sumokėti, negali jisai persigalvoti realiai. Bet, pavyzdžiui, kokio dydžio ta bauda gali būti? Nes tiesą pasakius, gyvenime nerašiau tokio punkto. Ne, pas mane tai sutartyse yra toks punktas, kad tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės, jeigu neįvyksta sandoris dėl jų kalties, yra numatyta ne bauda. Tai pirkėjui aišku yra tai, kad kiek sumoka avansų, tai jisai praranda avansą. Pirkėjas, jeigu jisai persigalvoja, iš pardavėjo pusės, tai dažniausiai, ne visada, bet dažniausiai rašomas yra tiek, kiek gavo avanso, tiek ir baudą sumoka ant viršaus, ne? Nu, tai, manau, yra logiška. Nu, taip, kad būtų žmogui irgi svarus momentas, ne, kad jisai įvertintų tą riziką, kad negali jisai realiai persigalvoti. Nu gerai, bet pavyzdžiui, jeigu tokia situacija, kad tarkim būtų dėl pirkėjo kalties, turiu omeny, šiaip jau suprantama, jeigu pirkėjas ten pavyzdžiui atsisako pirkti dar kažkas, tai logiška taip, kad jisai tą avansą palieka pardavėjui kaip kompensaciją, bet pavyzdžiui, pasikreipia į banką, bet nei vienas bankas ar ten unija, nefinansuoja tiesiog. Tokiu atveju, ar reikia grąžinti tą avansą ar ne? Nu čia irgi pas mane tai yra toks punktas. Matai, kaip aš dažniausiai, kaip sakyt, žmogiškai stengiuosi irgi klientus aptarnauti, tai reiškia, kad jeigu žmonės nežino, ar gauna kreditą, tai aš sakau, nueikit į banką, sužinokit ir tada preliminariai pasirašom. Bet kartais yra daug pirkėjų ir jie nori greičiau duoti avansą, kad mes norim. Tai ir jie tada, aišku, būna, kad rašos, sako Silvija, mums reikia to punkto, kad jeigu mes negausim iš banko kredito, kad grąžintų avansą. Bet aš sakau, žiūrėkit, jūsgi, kaip sakant, irgi gaištat laiko pardavėjų. Taip. Tai sakau, tikrai visą ne, bet kažkokią dalį grąžina. Ir dažniausiai pardavėjai sutinka, kad vdruk kažkas atsitiktų, ta prasme, kad negauna jie kredito, kad tada grąžinama kažkokia dalis to avanso. Aš manau, kad tai būtų sąžininga. Taip, kad liktų kompensacija kažkiek. Nes žmonės jau nusiteikia, kad parduodam, o ten įvyksta gyvenimas, kaip sakau, ir negauna. Tai čia žmogiška, kažkiek pasilikti avanso to už, kompensuoti, ne, tą sugaištą laiką. Nes vis tiek, suprantat, esmė yra tokia, kad kai pardavėjas tuo momentu, tarkim, paprašo brokerio, nuimti tą skelbimą, išimti skelbimą ir nebevykdo tų paieškų, jisai gali prarasti potencialių pirkėjų. O prarastas pirkėjas potencialus, tai yra potencialiai prarasti pinigai. Tai pagal mane viskas irgi yra labai logiška. Taip. Jeigu turite klausimų, rašykite mums, mielai atsakysime, mūsų kontaktus rasite aprašyme ir nepamirškite pakomentuoti arba uždėti laiką.